Šiandien atvykau į Motorriders kalnas išbandyti Pursuit Indian Motorcycle. Tikrą, aš nežinau, laivą. Čia premium baikas, jau kelioninis Indian, toks muscle baikas su ta tikra V-twin dvasia. Pažiūrėkit, koks variklis. Čia vos ne 2 litrų jau. V-twinas Indian Motorcycle. Atrodo, wow. Iškart apie kokybę. Tai čia pilna daiktadėžių. Ir viskas padaryta kokybiškai. Užrašai, čia net nelipdukai. Čia matot tikros raidės. Čia gal plastikas, bet atrodo labai gražiai. Sėdynė, turbūt pasididžiavimas, viena iš komfortiškiausių sėdynių, kuriuo aš bandžiau. Iš visas baikas vienas turbūt iš komfortiškiausių baikų, vat jeigu taip kelionė, kur ne taip daug posūkių, važiuoji ramiai, čilini, tai aišku, čia keleiviui iš vis sofa, vairuotojai, nu tokia pusiau sofa, bet labai minkšta, labai kokybiška čia. Pažiūrėsit mano po vairavimus su to motociklu, tai vat kažkur iššoks nuorodą, pajusit tą vaibą, kaip dirba variklis, kaip tas komfortas. Bet grįžtam prie pačio motociklo. Visien, kiekvienas motociklas turi pliusų ir minusų. Tai apie pliusus pradėsiu. Pliusai. Vaibas, grožis, tas variklis, kaip jis dirba švelniai, ta vibracija kažkiek tai jaučiasi, bet ne tokia švelni. Ir aišku, jis atrodo wow, man asmeniškai labai gražus. Na jau išpildymas, ta kokybė, tas Indian ženkliukas, o žiūrėkit kaip čia. Net ir čia tokios detalės, žibintai, užrašas. Vėjo apsaugos, Pursuit pavadinimas, pakojai. Čia, žiūrėkit mano koja, koks pakojis čia. Tai čia taip galima, vienu žodžiu galima 2 kojas net padėti. Juokauju, aišku, bet čia iš vis, mega komfortiškai. Be raktų užvedimo sistema. Čia, žinau, sėdynių šildymas, kas čia? Rankinėlių šildymas. Na, vienu žodžiu, priforširuotas tais pilnai. Papildomas daiktadėžės, tokia kofrai vadinami liaudiškai. Tai turim čia iš vienos pusės. Nepasakyčiau, kad ne itin didelė, bet gal kelionė užteks. Užtai turim kofrą, daiktadėžę, va čia tokia. Čia jau tikra bagažinė, kaip automobilio. Ir žiūrėkit, koks išpildymas. Palaukit, o. Medžiaga, čia jokio plastiko. 12 voltų rozetė. Mineralinis čia atsigerti. Čia nemažai vietos. Manau, 2 šalmai čia tilps. Žiūrėjau, čia 5 litrų gal ir daugiau net. Plius papildomai kažką užkabinti galima čia kelioniai. Vat iš galo, kaip jis atrodo. Nu, wow. Man tai asmeniškai wow. Duslintuvai, chromas, ta spalva. Visur Indian ženkliukai. Čia Indian, Pursuit, Indian. Nu, jau tokį retro vaibą sukelia. Tai va, dar kokie pliusai. Aišku, reguliuojamas stiklas. Nu, pabandysiu gal jums parodyti. Užkursiu, kaip tik garsą paklausysim ir parodysiu. O, kaip čia, matot, grafika. Čia klasikinį display. Čia jau toks TFT. Tai pasikrauna. Žinau, čia touchscreenas. Turbūt touchscreenas. Taip. Ką mes čia turim? Navigacija. Galima pajungti telefoną, klausyti muziką, yra kolonėlės, yra važiavimo režimai. Va, pavyzdžiui, Rain Standard Sport, aš važiavau su Standard. Tai visi mano POF bus su Standard režimu. Man jisai, per akis, čiagi ne tas motociklas, kuris ten turi lakstyti kaip išprotėjęs su juo. Čia turi kaifuoti nuo jo. Tai man Standard patinka. Manau, kai įsijausit, galima ir sportą įjungti. Taip, ką mes čia turim? Sėdynių šildymą, rear passenger, fog lights, heated grips, rankinėlės, sėdynių šildymas, režimai, shock preload. Tai čia galima valdyti pakabą.
Nu tai, kaip sakoma, čia jau nežinau, ko trūktų kelioniai. Neįsivaizduoju net. Nu, čia jau tobulas motociklas kelionėm ir tam vaibui. Bet reikia paklausyti garso. Be raktų užvedimo sistemą, paspaudžiam mygtuką, raktas kišeniai, arba čia galima kur nors padėti, kaip kur jūs norit. Šitą mygtuką paspaudžiam. Čia toks potato trupučiuką, bet tas vaibas, aišku, vatvynas. Jeigu norit užgesinti, paspaudžiat užgesinat. Dabar dėl stiklo yra mygtukas, žiūrėkit. Op. Didesnis, mažesnis. Vėl paspaudžiat, norit užvest. Va, šitą mygtuką paspaudžiam. Parodysiu, kaip atrodo žibintas iš priekio. Na va taip jūs visi matys. Prieš rūkinėje pačioj. Ir priekinis Indian gražus, čia su LED apšvietimu. Aš pažiūrėjau. Čia dėl grožio aš, žinot, galima mėgt, nemėgt ant tos vitvynus, ten Harley Indian, bet vat jų grožis, tas vaibas, tikro motociklo, tai, na, atrodo įspūdingai, aišku. Va, o kas liečia minusus? Tai minusai, na, iškart matosi, čia, aišku, svoris. Jeigu jūs naujokas ir va, tik išlaikė teisės, na, su juo reikia turėti skilsų. Jis turi svorį, jis turbūt klaidų, nu, nelabai atleidžia. Reikia turėti omeny, kad čia 200 kg sveriantis baikas. Tai va čia vienas iš jų minusų ir turbūt antras, tai aišku, kaina. Jis nėra labai pigus. Čia jau kaip gera mašina. Bet jeigu jūs savo galite leisti, jeigu turit patirties, tai tikrai, manau, verta jį išbandyti, verta jį pajusti, žinai, kaip vairuojasi tikras motociklas, va toks klasikinis amerikietiškas motociklas. Tai jeigu norit išbandyti Motoriders Kaunas, didžiulė aikštelė, patogu. Va. Tai čia va tokie, man rodos, nu, porą minusų. Tai aišku, tas svoris. Va aš iš karto, kažkaip pradėjau vairuoti, važiuoti su juo. Nu, jaučiu, kad čia vis dėlto, nu, nemano čia toks. Nu, kaip nemano, jis per sunkus. Reikia jau pagalvoti, kai yra posūkis, ką, kaip, kur darai, ką darai. Nu, bet už tai tu gauni, na, aš nežinau, aukščiausio lygio premium komfortą. Tai va, dėl mano POF vairavimo, tai pažiūrėkit, pakaifuokit nuo to motociklo ir rašykit komentarus, jau kas vairuoja gal senesnį tokį modelį, irgi pakomentuokit, kaip jums sekėsi, kaip aptarnavimas, kaip patikimumas, nes naujas daiktas yra naujas daiktas čia, 5 metų garantija. Tai. Bet kas, kaip po garantinio, kokie pliusai, minusai jums, kurie naudoja gal metus, porą, 3. O ką, aš varau toliau testuoti ir kurti video jums. Iki.